Buvo ir čia aš nagrinėju, kepį palieku. Pažiūrėkit, čia sena laza, čia antrus metus, va, ir čia duoda, ir ten sproksta. Pirmiausia, tai kas... Ir ant šitos gali būti net vyno. Pirmiausia, kas yra blogai, tai kad va, nukirpta šitą, čia jau dabar kirpti, jis jau genėtas. Jo, apgenėtas. Tai jau supranti. Nėra ką genėti. Tai ką, nėra ką genėti? Nes, yra, galima būtų, nes pirmiausia, tai reikėtų, vat, apie ką šnekėjom, kad paliktumėm šitą šaką, vat, su kokia 14-15 pumpurų. Bet kadangi paliekame šitą, čia vat, biškai pažeista jau, čia nulūžo. Tai mes galėtumėm palikti po 2 šakutes. Taip. Tai čia pakeitimai. Jo, iš šio, palikus šitą vieną iš pagrindinę šaką, kaip motininę, mes ją galėtumėm paleisti biškai žemiau. Šitos turbūt visai nereikia. Rudenį pakviesiu, valgysite, užauginsite. Kokia čia veislė? Viktorija. Čia Viktorija, čia kaip jinai vyninė. Jie mes galėtumėm dabar paleisti žiemai uždengus, o paskui iškelti, tai mes turėsime čia jau nepalikti. Vat 2, 4, čia tada ją pačią eina, ne? Kaip Juozas sakė, negalima palikti, bet turbūt 2 paliekam. Centimetrai nuo pumpuro. Ne prie pumpuro, ne toliau. Aš niekada nežiūrėjau. Ne per vidurį. Ir čia va dabar pumpurų yra maistinė šaka, kuri... O kodėl toliau negalima? Ne, kaip pavyzdį, kodėl ne per vidurį? Taip. Tokios taisyklės. 2 centimetrai nuo pumpurą. Bet jeigu ilgesnį paliksi, tai ką blogai? Jisai paskui, man atrodo, nulčius. Ir šitą galima būtų biškį ją palikti, gal visą. O tai palaukit. Kaip suprasmai maitinant? Dabar aš nelabai suprantu. Kitais metais jinai duos, o šitą nužnaibins, jo? Kaip kitais metais? Aš kelpčiau va šitaip ir šitą palikčiau. Tai dabar mes ką turim su vienu šitu, turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 26 pumpurai ant šitos šakos. O dabar su šita ką toliau daryti? O čia šita, tai turime antrą šaką, gaila, kad jos liaunos labai. Čia lygiai tas pats paliekam po kelius pumpurus. Po porą. Ir čia tą patį porą. Palaukit, o šitą dabar pabūdėtos sako pavasarį statyti reikės, ne? Irgi čia patys. Tai turim medelį ir mes dar vieną šaką turim, kur galėtumėm čia paleisti iki čia. Tai mes šitą panaikinam. Olga žiūri. Bereikalą įsileidai. Čia susiformuo šakos, nu kaip sakė, į 1 metrą neturi būti daug šakų, ne? Tai čia turim šakas čia ir mes turim dar čia vat kažkiek tai. Va, ir šitą galima, bet čia neužtenka vietos ir čia yra labai tankus pumpurinas. O kiek metų šitam? Gal paliktų? Nu, čia, žinok, tankus, netankus, bet jinai taip ir būna. Jinai tokia Viktorija kažkaip tai pas ją nebūna. Pas kitos labai, žiūrėk, retai. O šitą jinai taip ir būna. Stepanas galėtų pasakyti dėl badavimo, nebadavo, jinai čia... Badavo gaunasi, nes atstumas mažas. Šitą badavo. Paprasčiausiai jinai badavo ne dėl to, kad maisto medžiagų trūko, bet per daug buvo palikta pumpurų. Pumpurų buvo per daug. Tai čia dabar koks formavimo būdas? Kaip tai jis vadinasi? Čia nei šis, nei tas. Nei šis, nei tas čia vadinasi, nes jeigu palikti sekančiais metais, tai reikėtų apsispręsti. Reikia iš apačios, jeigu norim nuo apačios genėti, formuoti, tada reikia apatinių šakų, jų nėra čia. Jeigu norim aukščiau genėti, tai vadinasi, galim palikti vieną nuo čia šaką, nuo čia formuoti, kitą nuo ten formuoti. Tai dabar atnaujinimui tą
Pakaitinė, kuri čia būtų, kurios čia būtų Pakaitinė, tai va pakaitinė? tik viena palikta, juk visos kitos buvo nugenėtos. Tik aš Realiai nieko čia reikėtų žaukiai, sulaukti ką buvo kokios... viskas palikta. Aš Real- tik galus. Va, tik galus, bet ne galus reikia nukarpyti, o reikia rimtas šakas palikti. Tai palauk, to pakaitinė, tai jinai bus dar kitiems Reikia iš čia kažkokios rimtos šakos, va, Jo, kad iš čia būtų galima, susiformuotų, paskui, kad galima šitą būtų visą, šitą va jo, nukirpti. jo. Jeigu iš čia susiformuos rimtesnė šaka, tu va šitą visą panaikinsi. Dabar jos tokios neturim. Kadangi neturim, tai paliekam iš čia pumpurų, kad kitais metais turėtumėm kažkas derlių. tau būtų. Klausimas, iš tų senų išleidžia, ar galima kažkaip skatinti? Nebeleidžia, jau kur senas yra, tai jau nieko nepadarys. Būna, išlenda nukirpus, išlenda viena kita, bet garantijos jokios. Tai jau reikia iš karto jau... Praktiškai viskas tik iš tų šakų, ne paskui čia iš to kamieno nieko Antras krūmas irgi Viktorija. Antras krūmas irgi. Žodžiu, esmė geriausia, kad formuot, kad būtų viskas va trumpi. Jeigu palei žemę, Nereikia taip, galėti. Kad trumpi. jeigu palei žemę, jeigu norit vat, auginti nuo šito aukščio, tada viskas tinka ir formuojam nuo čia. Bet iš čia išaugs kažkokią naują šaką, nukirpsi ir toliau leisi. O tai tie pumpurai skaičiavom 30 pumpurų. Koks jų tikslas tų pumpurų? Iš kiekvieno pumpuro išaugs šaka, kuri duos 2-3 kekes. Ai, tai tik tai dėl kekių skaičių. Palaukit, o pavasarį šitą jį čia statyti, ne, ar jisai taip yra? Taip ir Jis palikt. taip yra, jis ir paskui viršų. Reikėtų vėl įtempti. Taip, Visi šitai įsivirš. Dabar būtų. Tai iš pumpurų būna viena. Nu jau daugiau kaip Bet tik viena šaka. Jo, viena šaka. Tai aš savo parodžiau. Tai čia vadinasi... Gal palaivo čia irgi Tai Viktorija. išeina po 27. Nu tai čia po paskui tiek bus, tiek ir ramiai. 27 kekės.